Sveiki visi, kurie žiūrite mano šitą video. Tai mano antrasis reportažas iš CPAC London. CPAC yra konservatorių politinių veiksmų konferencija, kuri jau tapo globaliu reiškiniu, gimė Amerikoje, dabar čia persikėlė jau į Europą, Britanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Japonijoje. Taigi čia susirenka konservatoriai, tikrieji politikai, influenceriai, žurnalistai, idėjų generuotojai, kurie nubrėžia tolimesnius konservatyvios politinės minties ir veiklos kelius. Po vakarykščio savo reportažo aš gavau daug prašymų plačiau papasakoti apie tai, kas čia vyksta, kaip vyksta, atpasakoti kai kurias diskusijas. Tai yra labai sunku padaryti, kadangi tai yra sudėtingos temos, jų negali papasakoti vienu ar dviem sakiniais, bet aš pabandysiu kelis tokius, sakysiu, kaip štrichus šitai konferencijai, kad jūs bent susidarytumėte įspūdį apie jos turinį. Tai vakar Marco Rubio Amerikoje jis kalbėjo apie tai, kad su kairiaisiais neįmanoma kalbėtis racionaliais argumentais. Tai atrodo amerikoniškas požiūris, bet jisai puikiai tinka ir mums, ir mes turbūt puikiai visi žinome, kad tai, kas vyksta Amerikoje, tai, kas vyksta Britanijoje, viskas yra glaudžiai susiję ir su Lietuva. Daugam atrodo, kad mes čia, Lietuva tai toks Europos užkampis, kuriame nieko nevyksta, kuris yra, tam tikrą prasme izoliuotas, o tie globalūs procesai jie vyksta kažkur kitur. Nieko panašaus. Štai jums geriausias pavyzdys, aš siūlau nueiti į vektoriai.lt ir ten yra mano tekstas LGBTQ kruizas ir Kauno mečetės įtampos. Tai štai jums yra tiesioginis pavyzdys, kaip tos visos globalios ir įvairios tendencijos, tie reiškiniai ateina ir į Lietuvą. Taip, jie ateina gal šiek tiek kitokią formą, gal būt ne taip radikaliai, ne taip dar jie pastebimi, bet Lietuva nėra izoliuota ir viskas, kas vyksta vakaruose, viskas ateina palaipsniui ir į Lietuvą. Ir tas LGBTQ kruizas garsusis, kurio neįsileido Turkija ir Egiptas. Tai yra tiesiogiai susiję, tiesioginė sąsaja su tom įtampom, kurios vyksta dėl Kauno mečetės, ten, kur kilo tos visuomenės tokios įtampos. Ir turbūt čia daugelis kalbėtojų konstatuoja tai, ką mes patys žinom, ką mes jaučiam, ką mes girdim Lietuvoje, tai kad kairieji neturi jokio intereso, tie progresyvieji kairieji liberalai neturi jokio intereso kalbėtis ir klausytis oponentų. Tai yra tokia, kaip jie čia vadina, tokia intelektinė autonomija su tokiu a priori, kad mes esame teisūs, tokia, jie pasisavino monopolį teisybės, nes mes esame teisūs, o su jumis apskritai nėra ką kalbėti. Ir tai yra tokios aksiomos, bet įdomiausia, kad vyksta labai įdomus reiškiniai tiek Europoje, tiek pasaulyje ir tie kairieji liberalai, jie dabar stumia tokią politiką, kur yra labai ir labai pavojinga. Pavyzdžiui, yra jau tendencija, ir tai bus susiję ir su Lietuva, yra tendencija, kad kairieji liberalai, ypač ta radikali kairė, pradėjo vienytis ir jau vienijasi su islamo ekstremistais, su musulmoniškom bendruomenėm Europoje. Ir aš tik tai noriu pasakyti, kad tai netrukus ateis ir pas mus. Kai pas mus didėja musulmonų bendruomenės, natūraliai kažkokios atsiras politinės jėgos, kurios nusitaikys į jus, kurios norės jais pasinaudoti ir kurios tikrai išnaudos juos
per rinkimus, kol kas jie gal neturi teisės balsuoti visuotiniuose rinkimuose, bet vietos rinkimuose jie įgaus balsą ir tikrai atsiras tie, kurie suvienys jėgas. Ir pasižiūrėkime, į ką tai išvirsta, pavyzdžiui, Europoje, pavyzdžiui, Anglijoje. Žalioji partija, dabar žaliųjų partija tapo apskritai kairiųjų radikalų lizdas, kurie apskritai tokia antibritiška visiška. Tai štai jie per paskutiniuosius savivaldos rinkimus jie suvienijo jėgas su musulmonų bendruomenėm ir su islamo radikalais. Daug jų rinkimų kampanijos, visokių renginių, plakatų ir visų vyko ne anglų kalba, vyko arabų kalba ir visų kitų tų žmonių, į kuriuos jie nusitaikė kalba. Ir jūs pamatysite, kaip atrodo kai kurios vietos tarybos dabar Anglijoje. Ten nėra baltų žmonių, ten nėra britų, ten dominuoja musulmonai ir žalieji. Tai va štai kokia yra tendencija ir ta pati tendencija kairiųjų radikalų sąjunga labai su musulmonais matoma ir Prancūzijoje. Ten irgi vyksta tas pats procesas. Ir geriausias turbūt šito yra pavyzdys, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra New Yorkas, kur yra kairiųjų radikalų ir musulmonų ir islamo radikalų balsais yra išrinktas meras Zoranas Mamdani. Bet čia yra paradoksalus dalykas, kuris puikiai iliustruoja, kad radikali kairė yra absoliučiai nemąstančių žmonių minia. Ten tos visos, žinot, mergužėlės su šaibom kniedėm ausyse, žaliais, mėlynais ir violetiniais plaukais, ten kur laksto su Palestinos vėliavom ir taip toliau. Tai jūs pasižiūrėkite, jie New York'e ar Londone ar kažkur Paryžiuje, Prancūzijoje, jie vienyje jėgas su islamo radikalais. Ir va ta visa progresyvioji kairė, kuri mojuoja savo tom, reiškia, vaivorykštiniam vėliavom. Ir jiems tai nesukelia jokio diskomforto, nors jie puikiai, nežinau, ar jie apie tai pagalvoja ar ne, bet jeigu jie su savo tom vėliavom nuvažiuotų į Gazą, jeigu su savo tom vėliavom nuvažiuotų kur nors artimuosius rytus, jos ten visų pirma uždaužytų akmenimis, uždarytų į kalėjimus ir visa kita. Bet siekiant politinių tikslų, jie nemato jokio diskomforto, todėl, kad tai yra politinis interesas. Ir kairę, ir radikalėje kairę, ir taip pat ir islamistus vienyje vienas bendras tikslas – sunaikinti vakarų civilizaciją. Todėl, kai mes kalbame apie kairiuosius liberalus ar visus kitus, turėkime galvoj, kad jie yra didžiausi vakarų priešai. Ir su tuo apie tai reikia galvoti ir apie tai reikia mąstyti. Ir dėl to reikia veikti. Todėl, kai mes kalbame apie liberalią demokratiją, jūs ten pamirškite tas visus pasakas, kurias mes girdim ir kurias mums pasakoja. Tai yra gerokai pavojingesnis reiškinys. Na, aš galiu viena iš temų, aišku, yra laisvė. Konservatoriai yra apie laisvę, apie mažiau valstybės, apie daugiau individo laisvės, laisvoji rinka, mažesnė biurokratija, daugiau laisvės palikti individų ir visuomenė. Tai štai viena iš tų tokių temų, kuri čia yra plačiai aptarinėjama ir kuri tiesiogiai susijusi su laisvės samprata ir laisvės, pačia asmenybės laisvės koncepcija, tai yra skaitmeninė tironija. Ir tai yra, atrodo, tolimas, bet tai yra labai realus scenarijus ir labai artimas. Nes prisiminkime, Briuselis dabar stumia skaitmeninio euro projektą ir aišku, jis bus prastumtas. Kol kas, kaip jie sako, tas skaitmeninis euras funkcionuos paraleliai su grynaisiais pinigais. Bet visi turime suvokti, kad grynieji pinigai yra paskutinė
mūsų laisvės gynybos linija. Ir štai čia sėdėję ir vakar ir šiandien kalbėjo ekspertai, jie nupiešė labai paprastą vaizdelį. Duok pavyzdžiui, ar jūs žinote, kad ES dabar nurodė, kad kameros naujose automobiliuose nuolat stebėtų vairuotojus. ES stumia ir prastumia įstatymus, reguliavimus, kad kiekviena jūsų žinutė bus fiksuojama ir peržiūrima. Tai yra kelias į skaitmeninę tironiją. Valdžia taip pat žino, kur jūs, kokiuose tinklalapiuose buvote, kokias žinutės išsiuntėt, ką jūs veikite. Jūs mato, jūsų automobilyje gali matyti realiu laiku. Ir štai pridurkime dar vieną epizodą. Tai yra, dabar visur yra vaizdo stebėjimo kameros, kurios su dirbtinio intelekto pagalba turi veidų atpažinimo programas. Policija naudojasi jomis, kad sulaikytų ten įtariamuosius ar nusikaltėlius. Tos programos veidų atpažinimo kartais dar daro klaidų, suimami ne tie žmonės, bet tas jau vyksta, procesas ir vyksta. Jūs pridėkite visą šitą skaitmeninio sekimo sistemą ir dabar ant viršaus uždėkite dar skaitmeninius pinigus, tai yra centrinių bankų skaitmeninius pinigus. Ir štai ką jūs gausite, įsivaizduokite. Jūs nebesate laisvės. Pavyzdžiui, jūs norite nusipirkti, užsiprenumeruoti kokią nors žiniasklaidos priemonę. Ir valdžia jums užblokuoja, nes sako, kad tai yra blogi. Jie negalima, jie ten skleidžia dezinformaciją ir jų prenumeruoti negalima. Jūs norite paaukoti pinigų kažkam ir valdžia užblokuoja jų. Jūs esate skaitmeninis vergas, nes valdžia su tais skaitmeniniais pinigais gali jums nurodinėti, ką jūs galit ir ko jūs negalit. Tai yra tiesus kelias į skaitmeninį konclagerį ir būtina tai visiems suvokti. Taip, kad ta skaitmenizacija yra labai pavojingas ir sudėtingas dalykas, prieš kurį reikia kovoti visom įmanomom priemonėm. Ir turbūt gal dar vienas toks apibendrinantis dalykas, galbūt ne toks labai konkretus, tai kai mes girdime įvairias savokas, visi privalome ir turime suvokti, kad konservatizmas, tas tikrasis, grynas, ir liberalizmas kairysis yra amžinieji priešai. Tai todėl, kai jūs dabar girdite, kai mūsų vadinamieji konservatoriai, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai ar kiti propaguoja kairio liberalizmo idėjas, tas liberalios visuomenės idėjas, tai jūs turite suprasti, kad tai yra kelias į naują tironiją, tai yra kelias į naują kairuolišką diktatūrą. Jis nieko neturi bendro su individo laisvė, su mūsų laisvė ir su visom kitom asmenybės laisvė. Tai yra naujas socializmas, komunizmas, ar kaip ten nori, kaip be pavadinsi, tai yra toks dalykas. Ir visi čia kalbėtojai skelbia, kad reikia susigrąžinti viešą erdvę, nes jinai dabar yra užkariauta ir ją yra užkariavę tie kairieji neomarksistai ir visi kiti, kurie stumia šitą pragaištingą dienotvarkę. Ir turbūt paskutinė būtų mano remarka apie krikščioniškąjį pasaulį, krikščioniškąją civilizaciją. Kaip mes matom, kraštutiniai kairieji liberalai susivienyje su islamistais, su musulmonišku pasauliu, tai islamizuoja Europą. Jie turi vieną bendrą tikslą – sunaikinti krikščionišką civilizaciją. Ir tai vienyje ir islamistus, ir kairiuosius radikalus. Ir
čia gali būti atsvara krikščioniškosios vertybės ir, kaip čia sako kalbėtojai ir mąstytojai, sekuliarus pasaulis, kurį norima sukurti, neveikia. Ir tai nėra tikrųjų konservatorių pasaulis, nes šitas sekuliarus pasaulis tik tai stumia tokį vertybinį chaosą, visą tą LGBTQ, DI ir visą kitą tą dienotvarkę. Bet juk mes turime, va taip, jeigu ramiai atsisėdę pagalvoti, galbūt jūs ir nesate konservatoriai savo įsitikinimais, galbūt jūsų yra kitokios pažiūros, bet jūs ramiai ir gerai pagalvokite, juk ant krikščioniškų vertybių pamato yra pastatyta viskas. Yra pastatyta mūsų valstybė, yra pastatyta mūsų tautos istorija, yra pastatyta mūsų kultūra, yra pastatyta viskas. Taigi, jeigu dabar tie liberalai nori sunaikinti tą krikščionišką civilizaciją, išmušti tą krikščioniškos, na, sakyčiau taip, civilizacijos pamatą iš po kojų, taigi kas lieka? Nelieka nieko. Ir mes akivaizdžiai matom, kad net tie mūsų vadinamieji konservatoriai ar liberalai, jie nuoširdžiai nekenčia krikščionybės, jie nuoširdžiai nori ją eliminuoti ir išmesti iš viso mūsų gyvenimo. Ir turbūt toks apibendrinantis būtų dalykas, kurį čia daug kas akcentuoja ir turbūt patys mes gerai suprantame. Nes jeigu mes prarasime Lietuvoje tos krikščioniškosios civilizacijos pamatą, mes prarasime savo valstybę, savo šalį, savo istoriją. Nebus nieko, nes tie kairieji liberalai, jie tik tai viską griauna, bet jie nieko nepasiūlo vietoj to. Taigi ta krikščioniškoji civilizacija, aš nebūtinai sakau, kad čia reikia visiems pulti eiti į bažnyčias, aš kalbu abstrakčiai apie tas tikrasias vertybės, krikščioniškasis, apie ant to, ko pastatyta visa vakarų civilizacija. Ir pažiūrėkit, ką jie dabar siūlo. Sako, europinės vertybės. Na, jeigu mums kalama į galvą, kad viena iš europinių vertybių yra ta, kad vyras gali būti moteris, o moteris gali būti vyru, kas yra absoliutus nonsensas ir totali nesąmonė. Tiek mokslinė prasme, tiek visais kitais aspektais. Tai tokiais atvejais mes turėtumėm pasukioti pirštą ties smilkinį ir sakyti, ponai, jūs visai iš proto išsikrausot. Bet ne, visi tyli, visi priema taip kaip kažkokią naują realybę. Štai ką mums siūlo, štai yra du dalykai, kuriuos reikia pasversti. Tai yra krikščioniškąją civilizaciją ir tą naują civilizaciją, kurią mums bruka ir tą, kuri eina kartu plius su Europos civilizacija. Ir turbūt klausantis tų pranešimų, tų tokių fundamentalių pamąstymų, tų gilesnių pamąstymų, man kilo tokia, žinot, asociacija apie Lietuvą. Lietuva man, žinot, dabar primena kaip gražią gėlių puokštę, kuri yra pamerkta į kažkokią taip pat gražią vazą. Kol kas jinai žydi, bet jos šaknys jau yra nukirstos. Jinai dar stovės tame vandenyje kažkiek laiko, bet jinai palaipsniui vys. Taigi mūsų visų uždavinys būti ne ta puokštė, o persodinti tą Lietuvą, tą gėlę į žemę, į dirvožemį, kad jinai augtų, žydėtų ir klestėtų. Na ir turbūt visi puikiai suprantame, kad balsuoti rinkimuose jau tikrai nebepakanka, nes įvyko rinkimai Lietuvoje ir apskritai niekas nepasikeitė. Ta visa leftistinė, ta visa
antilietuviška, ta visa globalistinė DEI dienotvarkė stumiama toliau ir jokių pokyčių nėra. Todėl balsuoti nebeužtenka ir jeigu mes norim išsaugoti savo šalį, savo valstybę, savo istoriją, savo kultūrą, galų gale vakarietišką civilizaciją, mes visi turime pakelti savo užpakalius nuo sofų ir kažką daryti. Realiai daryti. Nesėdėti, neburbėti, neplepėti, o realiai kažką daryti. Tiek buvo mano šiandien minčių iš CPAC London. Tai buvo mano antrasis reportažas. Nepamirškite užsiprenumeruoti šito kanalo, paspauskite patinka, padės šitam video, bus jo geresnė sklaida ir mes vėl pasimatysime čia, šitame kanale ir nepamirškite nueiti į vektoriai.lt ir pasiskaityti naujausią straipsnį, apie kurį aš jums minėjau, LGBT kruizas ir Kauno mečetės įtampos. Ačiū ir iki greito pasimatymo.